Labą dieną visiems, esame American Spirit, turbūt didžiausiame lietuviškame automobilizmo renginyje, kur susibūrė virš 350 dalyvių iš viso pasaulio. Turime Norvegijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos dalyvių čionai. Duomenimis oficialiais yra pateikta 314 registracijų, bet registracijos yra aktyvios dar ir šiandien atvykus automobiliams ir dalyviams čionai į Druskininkus, kur esame įsikūrę prie Druskininkų aerodromo. Oras tikrai čia yra puikus. Ir organizatoriai jums yra paruošę begalę staigmenų. Šiandien vakare, žinoma, viską vainikuos AC/DC tributas ir prašom pasižvalgyti po mūsų renginio automobilius. Ilgesnius padaryk. Technologija! Tai gal užbėgas? Pusė nuėmė, gal nuėmė. Yra realiai rinkimai geriausio renginio automobilio. Jeigu netgi būtų nupūstų, planuotumėte, būtų tos komisijos jau yra toks, sakykime, pliusas tau, kaip dalyviui. Turbūt šio renginio momento vinys, tai yra popkornų rungtis, kur tenai Valdemaras paminėjo visus dalyvius norinčius dalyvauti popkornų rungtyje. Ir čia, sakykime, dabar renginio dalyvis, tai yra stalo lauko futbolas. Ir tenai klubų varžybos vyksta, taip pat galite užsiregistruoti. Čionai prie pasolėtę prie Valdos palapinės, Valdos kopinės. Tai va čia ties planuoju ir jūs matėte stalo lauko futbolas registracijos yra sveikinamos. Galite čionai pasolėtę užsiregistruoti ir lygiai taip pat pradėsime ir klubų varžybas. Tai kaip tik išvažiuojam. Mes dalyšim dvi, taikėme, sugrūsime, galėtumės, išsiaiškinsim,
vyksta pirmosios jau registracijos. Komanda pirmoji jau yra užsiregistravus. Dar kartelį mes šiandien, kur į Best of Show rinkimų eilę paskutinysis mėlynas sąjungos norių, yra viena palapinė ir šiandien galite pateikti savo registraciją, dalyvauti lauko stalo futbolo varžybose ir žinoma komandos klubai. Klubų datai taip pat vyksta. American Spirit ir šiandien stovėdami čia tarp griausmingiausių variklių ir viskančių chromų ir nepakartojamos atmosferos jaučiama tikrą bendrystę dvasią. Tai taip sako Biteris.lt. Tai ne tik festivalis, tai judėjimas, bendruomenė, meilė, technikai, laisvė bei amerikietiškai svajoniai. Dabar Biteris su dideliu paskaičiu. Galima džiaugsmas. Taip, Biteris.lt kalba apie šį renginį ir visus šiandien susirinkusius. Tai jeigu kas nors norite iš tikrųjų sužinoti, kas yra Biteris.lt, tai jų palapinė taip pat čia visai netoli didžiosios scenos. Vykti renginio atributikos. Dar kartelį, mėlieji, noriu paraginti visus vykti į popcorną rungtį mūsų laukia Valdemaras Raja. Everyone who is participating in popcorn contest, please welcome to Valdemaras in his stage and you will welcome.
tuo Monster Trucku. Popcorn rungtys vyksta pas Valdemarą. Valdemaras jūsų laukia, popcorn rungtys dar kartelį. Information to all our participants from another countries, so we are having right now Šitą pikapą parodom dar. Metai 72. Dar ten noriu akcentuoti, kad mes turime iki 2 valandos, tai lygiai kiek daugiau negu pusvalandis liko iki popcorn varžybų pabaigos. Tai vis dar galite tą padaryti nuvykę pas Valdemarą, 1 valanda skirta tam ir žinoma to pasikoje, kai 7 valandų vakaro čia Monster Truck važinėja po parką, tai galite su to Monster Truck taip pat pasivažinėti. Ir žinoma meškučių paradas nuo 18 valandos. Prasidės ir šiek tiek rimtesni reikalai, kur atvyks ir lietuviai, visi būt ir žinoma pūkansas ir decibelų betlas. Tai iš tikrųjų kursim visą čia veiksmą kiek stipriau ir galingiau nuo 20 valandos.
Fiksuojame. Šio renginio gausa dalyvių tikrai bus rekordinė. Virš 350 dalyvių. 314 oficialių iliustracijų ir dar buvo eilė registruojančių čionai. Šių metų Amerikos Spiritas 2025. Money gets bigger, I'm a wild gold honey. Bitches be like, we know how you make your money. We'll fuck you in the ass, you think that shit funny? Yet another mama's boy comes to the best so cold. I'll be riding him like I ride on my. Čia va galim. Hala motocikl. Senas darai šeimą. Policijos mašiną turėjot.
Labą dieną visiems, dar kartelį esame American Spirit renginyje, kuris sulaukia pilnametystės ir man už nugaros yra Best of Show rinkimai. Kas yra Best of Show? Best of Show tai yra greičiausia renginio pats geriausias automobilis ir įrenka 3 kompetitingi komisijos nariai. Visi norintys atvažiavę į gyvą eilę yra įvertinami pagal kriterijus, kuriuos organizatoriai uždavė mūsų 3 komisijos nariams ir atrinkinėjamas yra Best of Show. Best geriausias automobilis renginio. Einam pakalbinti čionai teisėjus, pagal ką jie vertina būtent šiuos automobilius. Gintai, labas tau. Sveiki. Pasveikink su mūsų žiūrovais. Sveiki. Gintai, aš pristačiau Best of Show rungtį ir kas tai yra, bet pagal kokius kriterijus yra vertinami Best of Show rinkimai automobilių? Best of Show rinkimai yra, ta prasme, išrenkami geriausias automobilis, American Spirit. Yra grupės Muscle Car ir taip toliau. Pagal tas grupės, pagal tas klases ir atrinkinėjami automobiliai. Ten pagal old schoolus, naujesnius modelius, Muscle Carus ir taip toliau. O kokius kriterijus žiūrit, pavyzdžiui, kėbulas, variklis, interjeras? Viskas įveina. Ir kėbulas, interjeras, eksterjeras, važiuoklės dalis, švara, dėmesys į automobilio, ta prasme, į automobilį prieš atvykstant į šou-offą rungti. Ir dar begalė tokių, ta prasme, kriterijų, kuriais vadovaujamės dar ir spręsdami vietą. Pati rungtis Best of Show nėra pirmi metai American Spirit, bet su kiekvienais metais jinai, sakykime, stiprėja. Dalyvių gausėja. Kas yra šiais metais sudėtingiausia, atsižvelgiant į dalyvius, vertinant ir atsižvelgiant į automobilius kiekį? Atsirado labai retų automobilių, plus tie, kurie dalyvaudavo anksčiau Best of Show, matosi, kurie atvažiuoja šiais metais, labai daug įdėjo darbo, ko skiriasi nuo praeitų metų, tai reiškia, kad žmonės kreipia dėmesį į tuos mūsų vertinimus, į savo automobilio būklę ir į žiūrovų požiūrį į juos. Tai va, tokie dalykai. Kas šiais metais Best of Show rinkimuose kol kas nustebino, nes pats esi čionai jau nuo 11 valandos iki 2 valandos Best of Show rinkimai vyksta pirmos dienos, rytoj mes taip pat kartosime tą ciklą, bet šiandien kas tave labiausiai nustebino? Senukas Muscle Caras, tai čia yra be žodžių. Be žodžio, ne? Tai kol kas tavo širdelė ir pliusiukai šiam automobiliui? Jo. Dar bus galbūt kas nors atvažiuos, bet iš Muscle Carų tai čia pasaka. Čia vienintelis, čia dar vienas egzempliorius, į kurį pastovi investuojami pinigai, laikas, meilė didžiulė, galit pasižiūrėti, kiek sudėta į šitą automobilį ir taip toliau. Egidijau, labas. Ne, gerai, mes girdėsimės. Klausyk, Egidijau, tave labai gražiai Gintas pristatė, sako, labai daug meilės sudėta į šį automobilį. Tai kiek tos meilės sudėjai? Ir žmonai meilės palikai biškį? Mano antroji pusė, žinai, kaip šitą automobilį skaičiuoja? Virtuviniais. Sako, jau dabar yra 4 virtuviniai. O ką reiškia virtuviniai? Komplektai kažkokie? Kai nupirktum virtuvinį namuose pakeistum, žinai, tai jinai skaičiuoja, kiek aš į automobilį investuoju meilės ir jau sako, jau mes esam 5 virtuviniam komplekte. Bet aš seku tave Instagram'e, tu tikrai labai daug laiko ir meilės duodi šiam automobiliui. Kas sudėtingiausia ir kas, sakykime, ryškiausia šiais metais patobulinta šiam Camaro? Ryškiausia, tai yra visas variklis naujai paleistas. Ką mes turėjom labai daug bėdų. Praeitais metais rugsėjo mėnesį mes jį palikom rinkimui variklio, kadangi mes neturime daug meistrų, kas gali tą atlikti, tai realiai mes jį pirmą kartą užkūrėm tik kovo mėnesį. Jisai yra vietoj 7.2 variklio, dabar strokintas iki 8.4 litro jisai. Wow! Tai mes bandom kaskart, kaip aš sakau, dabar mano ritmas yra nuo varžybų iki varžybų. Į varžybas išvažiuoju, iš varžybų į garažą, kažką tobulinam, keičiam, tvarkom, čia tas negerai, tas ir toks procesas. Bet tavo disciplina autosporto yra dragas? Dragas, traukos lenktynės.
Kaip tau sekasi lietuviškajame čempionate šiais metais? Kol kas lietuviškajam čempionate man nepavyko sudalyvauti. Pirmas etapas buvo, automobilis dar buvo nevažiuojantis. O su juo aš sudalyvavau 3 varžybose, vienose Švedijoje, 2 Lietuvoje ant asfalto. Ant asfalto automobilis šitas labai sunku su juo, kaip mokausi, ne? O Švedijoje ant paruoštos trasos šitas automobilis kelia ratus į orą. Wow, bet yra reikalų suvaldyti tokį automobilį? Kažkas naujo, ne? Ne, tai yra, žinai, tai yra dragas, kaip sako, seni vilkai sako, sveikas atvykęs į tikrą dragą. Kai murzinom rankom aš lakstau, kažką darai, šokį važiuoji, grįžti vėl kažkas ne taip, perkaitai dar kažkas. Aš pavaras jungiu galų gale ne automatą, žinai. Aš žiūriu į tave, aš pavydžiu tavo džiaugsmu, aš labai tikiuosi, kad tavo žmona lygiai taip pat džiaugiasi naujais virtuviniais. Paliekame Egidijų ramybėje, o mes keliavame toliau pasižvalgyti po šį. Wow! Egidijus palieka Best of Show rungtį. Tai buvo Best of Show rungtis, kuri keliauja jau link pabaigos, o mes keliaujame šiek tiek toliau pasižvalgyti po renginį. Su jumis, mėlyje, ir būtent dabar danguje mes matome čionai, įsikūrę esam galų gale prie Druskininkų aerodromo, kur jūs galite taip pat čionai atvykę paskraidyti akrobatiniais lėktuvais, kuriuos jūs paskraidins, žinoma, Druskininkų aerobatikos klubas. O mes, kaip ir minėjau, keliaujame toliau po renginį, kur yra, kaip ir minėjau, 314 oficialiai registruotų renginio dalyvių. Atsiprašau. Reikia renginį žvalgytis į kairę į dešinę, nes migracija dalyvių tikrai jinai vyksta. Užimtumo yra begalės. Tiek rungtimis, tiek pasirodymais. Šiandien pas mus koncertuos Delfinai, nuo 22:30 AC/DC tribute bandas. Ir mes 12 val. Tai pabaigsime šios dienos renginio, o šiandien yra penktadienis, ne pagrindinė renginio diena. Pagrindinė renginio diena yra rytoj, kur visi dalyviai jau bus suvažiavę ir mes matysime visus tos 350 plus dalyvių. O mes dabar keliaujame dar vieną renginio dalį, tai yra popcorn rungtis. Iš karto po popcorn rungties mes turėsime ir nuo 15 val. Burnout bideris.lt remiamą rungtį, kur suvažiuos visi panorę dalyviai, burnautins ant štai šios asfalto dangos. Ne asfalto, bet betono, improvizuota burnauto aikštelė. Sakykime, renginys pasirūpino, kad būtų vieta, kur būtų galima burnautinti. Pats renginys ir pati lokacija yra labai didžiulė. Aplankyti ir pamatyti ir susekti viską yra be galo sunku. Bet tai yra įmanoma. Jums viską reikia stebėti mūsų Facebook platformoje, atsidaryti renginio lokaciją, girdėti, ką šneku aš per renginio metu per mikrofoną, nes tokių lydinčių renginių yra ne vienas ir ne du. Būtent dabar esame prie popcorno rungties ir pašnekinsime šios rungties iniciatorių Valdemarą. Valdemarai, labas. Pavyzdžiui, paprašė, čia dėlioju, ateik saugesnė vieta. Tai žiūrėk, Egidijus atvažiavo ir dabar popcorn rungtyje dalyvauti. Ką tik šnekintas. Toks jausmas, kad Egidijus yra highlightas šito renginio, bet patikėkit, ne. Mes jau turime 314 oficialiai registruotų ir manoma, kad dar atvažiuos gyvai užsiregistravus 350 plus. Tai yra didžiausios Baltijos šalių toks renginys, skirtas amerikietiškai technikai ir pasaulyje žiūrai. Tai labas, Valdemarai, dar kartelį. Labas dar kartą. Dabar pažiūrėk trumpai procedūrą, kaip aš atlieku šito konkursą. Pasižiūrim. Tai va dabar prieinam. Labą dieną, iš kur atvykote? Ir vėl Egidijus. Ir jis vėl padėjo. Iš kur atvykot, ką atvairavote? Labą dieną, Valdemarai, kiek decibelų kalbu? 91,5 gali garsiau? Ne, aš galiu skardesniu balsu. Gerai, išduosiu paslaptį, tai yra Egidijus, atvairavote iš kur, ką? Atvairavom Chevrolet Camaro 72 metų seniuką iš Klaipėdos. Tai va, paplokime Egidijų iš Klaipėdos! Štai čia yra susirinkę visi žiūrovai, kurie nori pamatyti popcorn rungtį. Kažkoks Valdemaro teatralizuotas prisistatymas, bet kaip viskas vyksta, maždaug tuo ir parodys pas Valdemarą skraja. Pastatomos štai tokios 2 dėžės. Yra decibelų matuoklė. Ir čia yra Egidijaus pirmas bandymas.
vyksta popkorno rungtis. Iškart po jos mes turėsime burnout rungtį. Ir negana to visiems dalyviams šiandien susirinkus. Iš tikrųjų. 123,3. Koks garsiausias, didžiausias įvertinimas? 125,5. Tai yra tie du labai didelė paklaida, sakykime, ne paklaida. Jau per kabliuką. Pasistengt reikia, ne? Jo, bet jau net per kabliuką tas skaičius didesnis yra pakankamai garsiai. O jeigu jau per kelis, čia tai iš viso. Supratau. Ponios ir ponai, dabar vyksta dar kartelį popkorno rungtis. Mes su jumis kol kas atsisveikinam. Šios dienos didžiausias turbūt vinys yra renginio. Tai 15 val. Paradas į Druskininkų miesto gatves ir 19 val. Moterų paradas, ką aš labiausiai noriu akcentuoti. Jūs dar turite unikalią galimybę atvykti į didžiausią Baltijos šalių American Spirit renginį, amerikietiškos dvasios, amerikietiškų automobilių. Rytoj mes turime čia pagrindinę dieną, tai būkite su mumis, prisijungkite. Po galais tai yra didžiausias renginys automobilizmas.